Sveiki, brangieji. Šiandieną ASMR video, kuriame noriu išsirinkti prekių iš Faberlic 13 katalogo, kuris galioja nuo rugsėjo 7 iki rugsėjo 27. Iki rugsėjo 27 dienos. Ir dabar padarysiu užsakymą. Mano kytę girdit zvimbinės burbuliuko ant kaklo, kur pakabintas. Tikiuosi smarkiai netrukdys. Žinoma, dienoraštis. Taip, na ką, ir pradėsim. Noriu išsirinkti kelias prekytes, nes jau baigėsi maniškės ir nors kai ko naujo pabandyti. Na, užsakymukas nebus didelis, bet šioks toks. O tuo pačiu perversim katalogą, kam įdomu. Tai štai, katalogas neplonas, nestoras. Normaliai yra ką pasirinkti. Na ką, žiūrim, ne? Čia reikės ką nors, jeigu pasižymėt. Taip, man šitos prekė nerūpi. Eikite. Taip, kokia pasirodys ant jaunimo prabanga. Avangardas. Romantika. Nu, kytė. Kytė. Ne. Šitie kvepaliukai labai geri. Kytį išmečiau į kambarį kitą. Gal man netrukdysiu savo barškaliuku. Premija už pirkinius intensyvus tankinamasis tušas. Perkant prekių iš šio katalogo už 12,79 €. Šitas kainuos tik 3,79. Kažkaip nežinau, tušą lyg turiu, dabar dar nereik naujo. Na, dar čia su klaustuku tebūnie. Gal reikia išbandyti už tokią kainą. Pasidarysim. Tokia su klaustuku dar, jeigu nors geresnė nerasim. Taip. Naujos kartos deguoninė kosmetika Airstream. Jo šitą tai visi labai gyrė. Dar žiūrėsim. Va. Putos yra, ne? Kislorodės janija. Taip, Faberlic. Valomosios putos. Musas veidai. Va šitas tai yra labai geras. Kai taip skistimukas išpurškė, pasidaro putos ir labai gerai praustis. Ir tinka va taip iškart ir su tom, kur turim aparačiukus visus. Taip, tai šitą reikia užsisakyti. Žiūrim, valomasis veido pienelis putos 9,19 €. Taip, šitą tai tikrai reikia. Taip. Kas dar čia? Micelinis losjonas yra. Dabar turiu iš Garnier, bet toj baigsis, aišku. Gal reikia pasimti ir šitą. O čia pakių kremas, pakių kremą tai turiu ir naktinį, ir dieninį, ir man jie niekaip nesibaigia, nes vis pamirštu pasitepti. Taip, čia kas čia?
turiu ir kaukyčių, ir naktinių, dieninių kremukų, gal nereikia. Taip, ledukas dar, ledinis vandenukas nesibaigė, dar turiu, nors dabar tikrai gera irgi akcija, o tik 3,29 apsimoka. Taip, tonikas riebiai odai. Visada pirkdavau, bet nežinau, dabar gal dar paliksim, nors dabar akcija. Jeigu dieninį kremą pirkinu, bet aš turiu kremą nepirksim. Taip. Proliksiro, va, ką sakiau, tai šitą labai noriu kaukę tą. Taip, tai gerulė tokia. Susiruošusi renginį kaip greitą procedūrą odos papilkėjimui ir dienos streso žymėms pašalinti. Po ilgos darbo dienos uždaroje patalpoje, kurioje oras sausas, drėgmės balansui atkurti ir ketinant ilgai būti lauke, jautriai odai apsaugos nuo nugarinimo, tinka labai šitą kaukytę. Taip. Ir kokia jos dabar kaina, taip. Perkant bet kurį Proliksir kremą, kainuos kaukė tik 3 euro centai, o šiaip ši trigubo poveikio nulapamoji veido kaukė kainuoja 3,79, bet dabar galima nusipirkti už 2,49. Na, kadangi kremų nepirksiu, tai mokėsiu šią kainytę. Taip, imsim kaukę. Girdėjau gerus atsiliepimus, pati dar nebandžius jos. Gardelika, Renovaž, irgi akcijos. Taip. Blakstienų, man tokiam galima tepti tas. Bet kadangi aš turiu ricino lieps, tai sakau, užtenka jo dabar pasitepliosiu. Va, kaukė šitos fainutės. Kaukė tik 2,29. Modeliuojamoji stangrinamoji kaukė su levanda ir rozmarinu ir drėkinamoji algimanti kaukė su mikrodumbliais. Tai kuri čia arba ta kauklė. Na ir pasiemam vieną modeliuojamoji stangrinamoji kaukė. Pasiimsim. Dar visokių. Nereik. Ai, taip, kadangi sportuoju, tai va kremukai. Jautrus gyvenimas be raumenų skausmų. Kada pervargsti, kada raumenukai dirba ir po to va yra panaikina įtampą ir nemalonų maudimą raumenyse ir sos kremas aktyviems žmonėms. Taip, reikia juos užsisakyti. Bus jų. Taip, tai bus šitas ir šitas. Toliau. Čia viską turim. Dar bent paprastą losjoną norėčiau. Man šitą losjonukai patinka taip. Va, veido tonikas. Gaiva ir spindesys 20. Reik va šitą. Taip, kur čia tonikas. Imsim šitą toniką. Oi, trinktelėjau, sorry. Toliau. Taip, toliau nereik. Va, Edgarai reikia nuo spuogelių. Edgarai reikia nuo spuogelių nupirkti
dabar tas prausiklis štai. Šitą. Šveičiamasis gelis kaukė. Paimsim. Kažkaip nežinau, tas rankų kremą turiu, tai kaip toks kvapas man įdomus ir kvepia, bet ir tos gvazdikėlius primena kaip nuo kapų, sakau, nenoriu dabar. Tai dantų pastą įmam, kur ta vita kislorod, štai šitą vitaminų vaivorykštę, šitą imsim. Toliau. Dušo gelis, nereiktų, dėl šitų būtent ir norėjau dabar. Taip, imsime. Kvapą šitą. Ir dabar šlifuojantis kūno šveitiklis, imam, kreminis dušo gelis, imam, dvifazės vonios putos imam ir lūpų balzamas imame. Taip. Dar paimsim lūpų balzamą šitą ir lūpų balzamą šitą. Štai taip. Nereikia. Dabar galiu daugiau ir nieko nereikia, kiek atsimenu. Štai skaniai kaip kvepia. Dažai. Žiūrim, ar dar atrasim, ko reikia. Plaukų lakas. Kažkaip nelabai naudojam plaukų laką, ten tas stilistinės tas priemonės, kažkaip man geriau koks aliejukas, kremukas. Čiunko, šito irgi dabar nereikia. Gerai, šito nieko ir nereikės, tai man taip. Kokie konsileriai faini. Skisti pamirva, kaip ką tept parodyta. Geras visai dalykas. Bet aš tų konsilerių turiu, o kai retai dažausi, tai dar, tik naudot ir naudot, dar kol išnaudosim, neaišku. Taip. Kainuoja. Kažkaip nereikia. Šitą fainį žiūrėjau apžvalgą. Čia skaitos folijos efektas, bet žinot, čia turi jau nagai būti idealiai lygus. Nes ant ramunėlės tos, kai lakuoja, labai gerai nusilakuoja. O jeigu ant nago jau lieka tokių, žinot, nelygumai visi išryškėja. Pipiro efektas fainai ir tas druskos efektas, bet žinot, tie burbuliukai, ypač druskos, sunkiai nusivalo, geriau pipirų tada sutamsim. Nežinau, bet kažkaip tai reikia, nereikia, ką manot? Nežinau. Gal dar apsieisiu šį kartą, nes noriu kai kokį tokį nusipirkti. Čia viskas tokie. Kvepaliukai, tualetiniai vandenys, parfumerija.
Kvapas lyg šventės nuojauta. Specialiai Faberlic nuo garsaus parfumerio Piero Burdono. Švelnus rytietiškas aromatas su šokolado atspalviu. Kvapnusis vanduo moterims. Euferikiai sensuel. Tamsus prieskonių aksomas, cinamono, šokolado ir vanilės. Ką tik nuskintos rožės atlasas ir kilnusis jazminas, kvapiosios kanangos ir sausmedžio šilkas. Na, žiūrėsim, šitą jau turėjau kažkada ir pirkau vienai, kai konkursą dariau, laimėtų, bet žinau, kai skrido siuntinys, išdraskė ir žinau, kad šitą vandenuką atimė, nes parašė, gavau laišką, kad skaitosi negalima skysčių tokio kiekio siųsti iš UK į Lietuvą. Jau buvo per daug skysčių ir atėmė. Liūdna, buvo liūdna, bet pridėjau kitko ten, buvo patenkinta mergina, pasakė, kad taip. Vyriški aromatai. Tai tiek. O šitai geruliai visi. Ups, oi, vėl garsas. Tiek garsai čia pas manęs virduliuoja. Šitas tai yra nuo visko, ir kada įdriskimas, ir kada nudegimas. O jetus, va čia nais, tai labai geras dalykas, atkuriamasis gelis su arganinu. Labai geras. Taip, kokia jo dabar kaina? 9,19. Nors aš dar turiu tokių panašių, bet nežinau. Reikės gal kitam katalogė pasim, dabar dar paliksim. Nes nusprendžiau neišlaidaut. Turiu planų ir turiu reikalų. Reikės važiuoti, tvarkyti dokumentus, dar visokių, tai sakau, čia patogiau atsisėsiu. Tai reikės kažkiek pinigėlių, tai nesinori išlaidauti per daug. Na ką, man atrodo, kaip ir viskas, toks mano labai mini mažiukas užsakymukas. Labai visi gyrė apatinį trikotažą Faberlico. Ir kas iš manęs buvo užsisakiusios, irgi sakė labai geras, ir šiaip kai atsiliepimų žiūriu, gal reikės užsisakyti vėliau. Tai pėdkelnės irgi labai geras. Rūbai vaikiški. Italų dizaineriai kūrė. Labai faini ir plyšiai yra taip majetus net iki 1,70 m. Vaikam dar turiu viską. Ai, mergytė. Na, štai taip. Ir čia nais dovanų. Prisijunkite prie Faberlic ir gaukite dovanų. Jeigu nuo rugsėjo 7-27 užsiregistruosite internetinėje svetainėje, padarysite užsakymą už 35,89, tai su kitų užsakymų iš 14 katalogo gausite dovaną. Štai šios miltelius, labai geri milteliai. Liuks. Na tai štai toks mano mažas užsakymukas, ir aišku, įrašys ir kelsiu į kompą. Tai įvyks pasikeitimų, nes dažnai po to pagalvoju, jetusgi šito reikėjo. O jetusgi šito, o šito nereikia.
būna taip. Tai dar keli pakeitimai įvyks. Na, o šiaip štai tiek. Taigi, einu ruoštis. Liuką reikės iš mokyklos paimti. Vėl radau laiko truputį pafilmuoti. Tikiuosi patiko, pasėdėjom, atsipalaidavo ir iki kitų kartų.